Gal biški ir vėlokai, bet dabar yra spalis, tai rugpjūčio 16 dieną suėjo 8 metai, kai dirbu su NT. Tai valio, kaip ir gimtadienis praėjo prieš 2 mėnesius, prieš 3. Ir žodžiu, noriu iš tikrųjų pasipasakot, pasidalintom patirtim, kurios susijusios būtent per visą tą laiką su NT pirkimu. Su tarpininkavimu čia yra atskira kalba, apie klientus, pirkėjus, pardavėjus, tai ten atskira respublika, o čia šiuo atveju noriu pašnekėti konkrečiai apie patirtis perkant nekilnojamą turtą. To nekilnojamo turto per tą laiką, nežinau, čia nei daug, nei mažai, man rods, kažkada skaičiavau. Šiaip turėtų būti virš, manau, 50 vienetų turtinių nupirktų, gautų dovanai ir visa kita. Tai pradėkim gal nuo pirmo, tai yra už dyką gautas turtas. Kas tas yra? Ten kelias serijas buvau apie tai nufilmavęs, kaip žmonės atiduoda turtą, tai tų komentarų buvo visokių. Vieni sakė, kad čia yra aferizmas, kiti, kad čia tie, kurie dovanoja, yra durniai ir visa kita. Tai dabar apie tos žmonės, kurie turtą atiduoda už dyką. Vieni, dažniausiai kaip taisyklė, istorijos prasideda nuo to, kad žmonės man paskambina ir sako, noriu parduoti. Na ir tada įsivertini tą turtą, kiek ten kas iš to turto yra, kiek galima būtų uždirbti, ir tie, kurie gaunami dovanai, tai dažniausiai tai yra menkavertis turtas, apleistas, niekam netinkamas ir niekam nereikalingas. Tai tas turtas, kuris paimamas dovanai, tai kas? Vienintelis dalykas, ką aš padarau, tai apmoku notarą. Kažkaip vis dar neužtenka naglumo pasakyti, kad žmogus dar ir pats notarą apsimokėtų, jeigu nori atsikratyti savo šlamštą. Nes didžiąją dalį to turto tai tikrai yra šlamštas, pilna šiukšlių ir visa kita. Bet ir iš to šiukšlyno, iš to šlamšto tikrai galima pasidaryti pinigų. Ir dabar galvoju, iš dovanoto turto daugiausiai turbūt esu uždirbęs 4.000 eurų. Man rodos, kad kažkas tai tokio turėtų būti. Iš nupirkto turto, kiek yra daugiausia pavykę uždirbti, tai man rodos buvo 10. Tai vat. Gerai, tai apie dovanojimą turto, tai kaip ir minėjau, jisai dažniausiai būna apleistas, jeigu tai yra kažkoks tai namas, butas, dar kažkas, tai dažniausiai ten būna šiukšlynas, kurį reikia išsikuopti, kad galima būtų tada tą turtą likviduoti. Jeigu tai yra sklypai, tai tie sklypai dažniausiai būna be proto apšepę tiek žolėm, tiek medžiais. Bet žmonėm nereikia, o ko žmonėm nereikia, tai aš tą visą laiką paimu. Tai jeigu ir jūs turit kažkokio turto, kuris yra menkavertis, kuris yra jums nereikalingas, tiesiog tai kaba ant jūsų ir jums už tai reikia mokėti mokesčius, tai galit paieškoti mano profilę, tikrai rasit telefoną, galit skambinti, aš net nevažiuosiu realiai žiūrėti ir galim tvarkytis iš karto pas notarą. Dabar dėl turto paties pirkimo, tai čia jau atskira respublika. Ir turto pirkimas, jisai yra skaidomas į 2 dalis. Vienas turtas, kai yra perkama per antstolį, sakykime, pavadinkim taip, iš varžytinio. O antras dalykas, kai yra perkama tiesiogiai iš žmogaus. Tai vat iš tų tiesiogiai pirkimų iš žmogaus dažniausiai tai vėlgi būna nuvalkiotas, niekam nereikalingas turtas, apšepęs, kurį žmogus nori kiek įmanoma brangiau parduoti. Aišku, mano tikslas yra kiek įmanoma pigiau nupirkti. Ir yra tekę turėti tokių situacijų, kai nupirkau iš žmogaus butą, mes sutarėm dėl kainos, dėl visko, susiforminom pas notarą, atsiskaitėm tuo metu dar grynais pinigais ir aš pradėjau tą butą, beje, man rodos, tai buvo gal pats pirmas nupirktas butas. Ir tą butą aptvarkiu šiek tiek, galų gale jį pavyko parduoti kaimynam ir praėjo turbūt koks geras pusmetis ir gaunu skambutį iš policijos, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl apgaulės. O esmė buvo tokia, kad ta buvusi savininkė po pusmečio parašė policijai, kad aš ją apgavau ir kad aš jai nesumokėjau pinigų. Tai vat buvo intensyvi 4 valandų apklausa policijai su apklausos filmavimu
Tai taip ir viskas baigės ir po šiai dienai jokio atsakymo realiai nėra, nes nebuvo dėl ko. O ten moteriškė greičiausiai norėjo pasipelnyti, norėjo kažką tai ten dar išlupti didesnę kainą, bet vat, nebuvo įrodymų, nebuvo kaip ką padaryti. Tai vat, tai su fiziniais asmenim iš tikrųjų yra turbūt paprasčiausia. Yra tekę pirkti iš pirikūpų, kurie nupirko ir apturėjo blogas investicijas ir paskui džiaugiasi pardavę. Tai vieną tokią iš nupirktų objektų irgi kur turėjau, tai pas patį prastovėjo ta investicija 1,5 metų, bandžiau šią prakišti tokią, kokią nupirkau, bet iš tikrųjų nieko ten nėjo padaryti. Tai galų gale atsivedžiau meistrą ir pradėjom remontuoti. Tai kai atėjo meistras, pamatė, kas ten yra, sako, Daliau, aš nežinau, nuo ko pradėti. Tai sakau, tiesiog pradedam. Tai vat ir butą atkėlėm iš pagrindų ir realiai jį suremontavus ten per kelias savaitės tas butas buvo parduotas. Dabar buvo toks momentas, kai rinkoje buvo pakankamai daug pigaus nekilnojamo turto, kurio būklė žinoma buvo labai prasta. Tai buvo laikas, kai per mėnesį laiko nupirkdavau po 4 butus. Ir verslo modelis buvo koks. Turtą nuperku, jeigu ten yra be langų, be durų, kaip sakant, ne, užsakai langus, sumoki avansą, užsakai duris, sumoki avansą, kadangi vis tiek yra terminai, kol visas tas procesas sukasi. Per tą laiką išsikopi visą šiukšlyną, tada atvedi elektriką, išvedžioja elektros instaliaciją, tada atvedi santechniką, santechnikas padaro visus paruošiamosius darbus, išvedžioja vandentekį, išvedžioja kanalizaciją, tada tą turtą dedi į skelbimus ir su pradėtų remontu parduoti. Aišku, jeigu tas turtas yra gerai vietoj, sakykime, gera lokacija, ta kaina automatiškai yra didesnė ir vis tiek, kaip bebūtų, apie 80%, ypatingai regionuose, tų pirkėjų yra paskoliniai. Ir tokių būstų jie negali finansuotis, ta prasme gali, bet esmė yra kame. Apart pradinio įnašo, tarkim 15-20% bankas reikalauja, kad žmogus turėtų bent po 250 eurų už kiekvieną kvadratinį metrą savų pinigų įsirengimui. Aišku, galima šitą reikaliuką apeiti, bet yra toks niuansas ir gaunasi taip, kad žmogus kartais turi turėti pusę to turto vertės. Bet kai turtas, tarkim, yra bendrabučio tipo ar ten prastesniam kvartale, prastesniam name, tai iš tikrųjų tų pirkėjų atsiranda, kurie perka ir už kešą, ir už viską, ta prasme, savais pinigais. Tai vat toks buvo verslo modelis, paskui tos kainos pradėjo kilti ir realiai šiai dienai kažką tai nupirkti padoraus, ką apsimokėtų remontuotis ir leistis į tas remonto machinacijas, nes tas kainuoja ir pinigų, ir laiko. Daug kas įsivaizduoja, kad va ten, vėlgi, imam tą patį remontą, ne? Yra dvi kategorijos tų žmonių, kurie pardavinėja turtą. Vieni daro kosmetiką, tą vadinamą parafetą, kad tik tai vizualiai gražiai atrodytų. Kita kategorija, prie kurios priskirčiau ir save, kur yra daromas kapitalinis remontas. Tai kai keičiama elektros instaliacija, santechnika, ta prasme kanalizacija, radiatoriai, langai, duris, jeigu tai yra poreikis. Tai vat prie tos, man, sakykime, ta apdaila, jinai nėra svarbus faktorius. Man svarbus faktorius yra tai, kad aš žmogui atiduočiau sutvarkytą elektros instaliaciją ir sutvarkytą tai, kas yra po betono sluoksnių ir tai, ko dažniausiai plika akim nepamatysi. Bet man yra ant dūšios ramu, kad aš žinau, kad žmogui neatidaviau šūdą. O visa kita, tai ten laminatas, sienų tas dekoras, lubos, kažkas tai tokio, tai yra totalus šūdas, bullshitas ir visa kita. Gerai, tęsiam šitą temą. Kitas svarbus ir vienas pagrindinių turbūt mano įsigijimų būdų, tai yra būtent varžytinės. Varžytinės gali būti dviejų tipų, tai netgi 3. Pirmas pagrindinis tipas yra antstoliai, kai parduoda turtą antstoliai, ten visą laiką būna problemų. Ir antras tipas, kuris į tos du tokius pogrupius yra perskirtas, tai yra valstybės turtas. Valstybės turtas, tai sakykime, tai yra savivaldybės socialiniai būstai nugyventi ir turtas, kurį yra perėmusi valstybė, tai tas vadinamasis turto bankas.
Tai jeigu su turto banku ir savivaldybė ten yra viskas aišku, aišku kas, kad tas turtas yra nugyventas, būklė yra baisulinė, dažniausiai ten būna krūvos šiukšlių, tai būna degęs turtas, kaip tik irgi pasižiūrėt galit, yra trumpas video įkeltas apie paskutinį mano pirkinuką, tik nežinau, kada šitą video sumontuosiu, bet žodžiu, yra nupirktas iš turto banko sudegęs objektas Parakinės gatvėje, kurį ruošiuosi rekonstruoti. Tai dažniausiai tai turtas yra apleistas, sudegęs, pilna šiukšlių ir visa kita. Tai tokį turtą nupirkus pagrindinis dalykas, aišku, yra kas, tai faktas, kad išsikuopti visą šiukšlyną, susitvarkyti aplinką. Tokiam turte, kuris buvo savivaldybės, gali rasti visko. Ta prasme, tiek sendaikčių, tiek žiurkių, tiek pelių, tiek tarakonų, visko ten gali rasti. Bet ten viskas yra aišku, nupirkai, švaru, gražu, daugiau jokių problemų nėra. Ir dabar tas pagrindinis dalykas, tai yra iš antstolio nupirktas turtas. Iš antstolio nupirktas turtas kartais slepia daug įdomių problemų. Ten detalesnius video galite pasižiūrėti pas Giedrių Skienys NT kanale, paliksiu aš linką, pasižiūrėkit, ten čiuvakas irgi pripirkęs visokią video, aš ten irgi kelis kartus esu pas jį pašmėravęs keliuose laiduose, tai suprantat, pas jį tos patirties yra daugiau, kame tas daugiau, galbūt daugiau jisai perka brangesnį turtą ir labiau eina vabank negu aš. Aš visą laiką stengiuosi įvertinti riziką ir proto ribose tą turtą pirkti. Tai tas pirkimas per antstolį kartais gaunasi taip, kad tu perki katę maiše. Kodėl taip sakau? Dėl to, kad būna tokiu atveju, kad antstolis parduoda turto, kurio tu fiziškai net negali apžiūrėti, nes ten, tarkim, gyvena įnamiai, kurie yra piktybiniai ir neįsileidžia. Tai čia yra viena iš varžytinių taisyklių, iš tikrųjų, kad stengtis nepirkti turtą, kuriame gyvena žmonės. Dėl ko? Dėl to, kad antstolis, kuris parduoda tą turtą, jisai neįsipareigoja tų žmonių iškeldinti. O jeigu tie žmonės turi nepilnamečių vaikų, tada yra kryžiaus keliai, tada kol tu juos iškeldinsi, tada teismas dėl iškeldinimo, tada įsitraukia vaikų teisės, tada prasideda visi psichologiniai marazmai ir stengiuosi į tą turtą tokį nekišti iš tikrųjų rankų. Dėl ko? Dėl to, kad visą laiką ten, kur yra žmonės, visą laiką yra problemos. Ir tarkim, vienas, nežinau iš kelintų čia, nupirktas mano objektas buvo, galvoju, man rodos, irgi buvau turbūt filmavęs video, kai Kėdainiuose Chemikų gatvėje iš antstolio pirkau butą ir gavosi taip, kad tenai gyveno įnamė, pijokė moteris ir jinai ten tiesiog gyveno, jinai nebuvo to turto savininkė. O savininkė per paskolą, žodžiu, nemokėjo paskolos ir tas turtas buvo areštuotas. Tai, žodžiu, situacija buvo tokia, kad aš po varžytinių nuvažiavau apsižiūrėti turtą, kurį nupirkau, atidarė duris moteriškė, pensininkė, paaiškinau, kad aš naujas savininkas, daviau mėnesį laiko, gal dar šiek tiek daugiau ją išsikeldinti ir po to mėnesio laiko gavosi taip, kad aš atvažiuoju, gal po pusantro mėnesio atvažiuoju į tą butą, jinai pilnai, liaudiškai tariant, gatava, be jos ten tam bute dar 3 girti vyrai, jinai man kimba į atlapus, mane vadina aferistų, svolačium ir visokių kitokių ir, žodžiu, aš ten nenorėjau veltis į konfliktą, nes mačiau, kad jėgos bus nelygios ir galiu prasileisti, tiesiog buvo nuspręsta atsitraukti. Ir beje, per pirmą mano apsilankymą, aš kai buvau, aš tiesiog nusifotografavau tą butą ir galvojau, nieko aš su juo nedarysiu, nieko aš čia nesivelsiu ir tiesiog įdėjau į skelbimus jį pardavinėti. Ir praėjus, nežinau, dar kuriam laikui gaunu, esu byloje įtrauktas kaip suinteresuotas asmuo ir, žodžiu, ta buvusi savininkė apskundė antstolio veiksmus, kad atseit antstolis neteisėtai iš varžytinių tą turtą pardavė. Ir įdomus faktas buvo tai, kad
aš kai pamačiau, kad tas būtas bus varžytinėse, staigiai pagal varžytinių sistemą susiradau to žmogaus vardą pavardę, gimimo datą, pradėjau Facebook'e ieškoti, susiradau krūvą žmonių tokiu pat vardu pavardę, pradėjau visiems rašyti ir viena moteriškė atsiliepė, kad taip, tai yra jos būtas, kad aš čia, žodžiu, nekiščiau snapo, kad jie čia patys susitvarkys, bet aš ten tiesiai šviesiai parašiau, kad aš tą būtą vis tiek pirksiu, esu pasiruošęs pirkti. Ir sakau, jeigu nori, aš galiu nupirkti, o paskui tu galėsi iš manęs tą būtą perpirkti. Aš užsidedu savo dalį ir viskas, ir išsiskirstom. Bet moteriškė pradėjo gudrauti ir gavosi taip, kad jinai užregistravo svetimą žmogų į tas varžytinės, dar kainą užkėlė ten berods ant gal 2000 eurų ir galų gale vis tiek gavosi, kad aš tą turtą nupirkau. Ir jinai, čia yra iš kvailių nusikaltelių to tokio pasaulio, jinai kreipėsi į teismą, motyvuodama tuo, kad nežinojo apie tai, kad jos turtas yra parduodamas iš varžytinių ir į tą patį, žodžiu, raštą teismui jinai sumetė mano print screenus, kai mes bendravom su jie vykstant varžytiniam, kad su visus mūsų susirašinėjimus, ten bandė pasakyti, kad aš čia ją pušinu ir visą kitą, bet tai vat žmogus iš vienos pusės sakė, kad jinai nežino apie būsinčias varžytinės, iš kitos pusės įmeta susirašinėjimus. Ir aišku, tas teismas ir dar buvo paprašytos laikinosios apsaugos priemonės, tai per parą laiko man buvo įkaltas areštas ant to buto. Tai aš negalėjau disponuoti savo turtu, negalėjau iškeldinti įnamių ir mes buvom eigoje visam tam procese. Tai vat daugiau kaip pusę metų vyko teisminiai procesai. Aišku, ta byla buvo laimėta ir teismas Kėdainiuose pripažino, kad antstolis pardavė turtą teisėtai. Tada, aišku, buvo tas nuosprendis apskųstas ir iškeliavom į apeliaciją. Ir apeliacija iš tikrųjų, kas labai pasisekė, kad buvo labai operatyviai paskirtas teismo posėdis. Buvo vieno teisėjo komisija, buvo priimtas per dieną sprendimas ir tas sprendimas įsigaliojo tą pačią dieną ir buvo neskundžiamas. Tai iš tikrųjų tuo atveju labai pasisekė, kad su apeliacija, su antra instancija mes tiesiog sustojom. O tada, kol visas procesas vyko teisminis dėl antstolio veiksmų, aš kreipiausi, susiradau antstolį. Iš tikrųjų labai padėjo kaunietis antstolis Zubinas, kuris konstatavo faktinės aplinkybės, kad ta moteriškė gyvena tą įnamę tam bute ir jo dėka buvo visas tas procesas, jisai užsiklauzino. Ir realiai gavosi taip, kad gavom teismo sprendimą, kad jau viskas, tas turtas yra teisėtas, areštus man nuėmė, tuo pačiu tą babulytę mes lauk iš to buto. Gal ir negražiai skamba, bet toks gyvenimas. Dėl savo gyvenimo klaidų mes esam kalti tik patys. Niekas kitas čia nekaltas. Mergužėlė tu pati, ne? Taip dainuoja lietuvių liaudis. Tai va, tai iš tikrųjų ir kas gavosi taip, kad tai čia dar vienas toks įdomus kabliukas, kad iš tikrųjų, sakykime taip, tarp tos babulytės byla su visom išlaidom, su visom nuompinigiais, su komunalais, dar pas mane yra padėta į stalčių, ten sukapsėjo jie apie 3000 eurų. Ir iš tikrųjų, nežinau, aš ten sužinojau, kad ten tą babulytę apkniso jos pačios sūnus ir apkniso jos buvusi Marti. Tiesiog žmogus buvo išdurtas ir atsirado gatvėje per savo pačios ir savo sūnaus kvailumą, nes tikrai tai yra visiškas debilizmas ir visiškas kvailumas, bet taip yra. Tai va, tai ta byla apie, sakykime, tie visi dokumentai apie 3000 eurų, jie yra pas mane padėti į stalčių. Ta tikroji savininkė popierinė, tos vykdomosios išlaidos, jos yra priduotas antstoliui ir ten kapsi palūkanos ir po truputį man tie pinigai grįžta. Ir negana tų visų marazmų dar iškylo toks kabliukas iš tikrųjų, kad aš to turto vis tiek likviduoti negalėjau, nors buvo nuimti ir areštai ir visa kita. O negalėjau dėl to, kad buvo įregistruota įsiskolinimo pardavėjui žyma. O ką tas reiškia? Reiškia tai, kad ir, tarkim, antstolis hipoteką nuėmė, o visos tos žymos jos pasiliko. Tai man tada reikėjo dar trečią kartą kreiptis į teismą, kad pasinaikinti tas žymas, prisitaikyti senatį. Tai vis dėlto vis tiek
teko grįžti atgal prie tos pačios babulytės ir kreiptis į teismą ir kad ta žyma būtų panaikinta. Tai teisme buvo pritaikyta senatis, priimtas sprendimas už akių, nedalyvaujant tai babulytei ir ten vėl gavosi teisminių išlaidų, man rodos, kažkas apie 600 eurų. Nu tai jau šitų aš negailėjau, tiesiog pridaviau į antstolius ir man rodos per kokius 4 mėnesius pakankamai neblogom dalim buvo tie pinigai nuo jos pensijos nuskaičiuoti ir grąžinti man. Tai vat tokios problemos laukia jūsų perkant iš varžytinio. Ar visą laiką tai būna? Ne, žinoma, kad ne visą laiką. Būna, kur turtą parduoda antstolis, kuriame niekas negyvena. Tai tada dažniausiai niekas neturi jokių raktų. Tada tenka laužti duris ir tvarkytis tą visą šiukšlyną. Daug kas iš tikrųjų pergyvena, kad ten skolos pasiliks tam butui ir visa kita. Nevelnė, skolos pasilieka buvusiam savininkui ir jūs gaunate nunulintą turtą. Šiaip dar, ta prasme, iš praktikos, jeigu pasitaiko normalus antstolis, iš kurio perkat, tai dar įgyja tą turtą, iš tikrųjų nepamirškit pasidaryti tokio dalyko, pasidarykit priėmimo perdavimo aktą, kad ten jūs patys ranka galit sufotografuoti iš tikrųjų skaitliukus ir perduoti juos antstoliui. Antstolius tada tą pranešimą, nes vis tiek dažniausiai kaip taisyklė būna skolos ir už šildymą, ir už šaltą vandenį, karštą, už elektrą, dujas, ir jie visos tos įmonės būna kreditoriais. Tai tiesiog antstolis, čia tokia gaunas kaip papildoma kartais paslauga, antstolis tos pranešimus išsiuntinėja, žodžiu, kreditoriam ir būtent gaunasi taip, kad nuo tos dienos, kai jūs įgijot turtą, tada jau pradeda skaičiuotis jum visi tie suvartojimai. Tai tiek perkant, parduodant pas notarą, tiek perkant per antstolį, iš tikrųjų yra toks dalykas, kad nuo įgyjimo dienos prasidėjusios visokios skolos jau yra jūsų, o ne tai, kas ten buvo. Nes irgi prieš 24 naujus metus aš pirkau turtą iš antstolio iki varžytinių. Kai pas žmogų buvo, man rodos, virš 20 000 eurų skolų, aš tą turtą nupirkau už 5 ir sakykime, ta visa skola pasiliko toliau pas tą žmogų. Tai bet šitos temos neplėtosim, nes yra pažadas buvusiam savininkui apie tai, kad nieko nebebus. Tai tokios patirtis su nekilnojamu turtu, o daugiau ką jūs su to turtu darysit, čia jau yra jūsų fantazijos reikalas. Aišku, tie, kas perka turtą apleista, iš varžytinių visą kitą, dažniausiai pasižymi visai neblogą fantaziją, aš čia ir apie save šneku, kad, kai aš sakau, mano fantazija riboja tik mano pinigai. Tai nes fantazijos yra tikrai be proto, sugalvot galima bele ką ir bele kur, tik tai viskas remiasi į pinigus. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Ką aš uždirbu, stengiuosi sukišti atgal į nekilnojamą turtą, kad tos visos turimos investicijos, kad jos augtų, didėtų ir neštų pelną. Tai taip auginamas yra krepšelis, tų visų, krepšelis ne vien tik turto, bet krepšelis savikontrolės, kantrybės, teisinio išprusimo, nenusileidimo į kitų žmonių lygio, nes iš tikrųjų didžioji dalis tų žmonių yra labai žemų vibracijų, turintys gyvenime daugybę problemų, bet ne mums tas problemas spręsti. Iš tikrųjų, tie turtai, jų būklė yra tikrai tarakonai, yra žiurkės, yra lavonai, yra pelės, yra šunys, katės, buteliai, tara, prišikti pampersai, pikti kaimynai, visas tas dalykas yra. Tai visas tas dalykas, jisai ateina su praktika, ateina su kantrybė ir iš tikrųjų reikia susikaupti, reikia susimti save į rankas ir tarkim pasižiūrėsit ir jeigu bus įdomu Giedriaus video, ten irgi labai daug gerų yra pas jį video, į ką nesivelti, kokias taisyklės turėti savo galvoje ir kas būna, kai tų taisyklių nesilaikai. Jie praktikos dėl taisyklių nesilaikymo turi. Kažkaip tai aš visą laiką vertinu riziką. Ir visą laiką mano požiūris yra toks, kad jeigu iš po manęs žmogus išeina į gatvę, aš stengiuosi tenai nelysti. Bet vėlgi su tom pačiom varžytiniam, praktiškai, jeigu tik tai žmogus tenai tam turte gyvena,
tai tas žmogus eis į gatvę. Ir va dabar, tarkim, Kėdainiuose yra irgi pora būtų parduodami, kurie yra tikrai žemiau rinkos kaina ir kuriuos tikrai apsimokėtų pirkti. Ir abu yra probleminiai ir jau kelintą kartą išeina tas turtas į varžytinės. Ir antstolis irgi, žiūriu, šiek tiek gudrauja, rašydamas, kad pirmosios varžytinės, nors jau realiai tas turtas jau kelis ciklus varžytinių yra prasukęs pirmą, antrą etapą ir vėl jisai dedamas yra iš naujo ir to turto niekas neperka. O neperka dėl to, kad yra dvi kategorijos pirkėjų. Viena kategorija pirkėjų, kurie išgirdę tik tai apie antstolį tepa į slides. Antra kategorija pirkėjų, kurie tiesiog eina, daro, perka ir rizikuoja. Tai prie šito, manau, galėčiau aš priskirti ir save. Tai vat tokios tos praktikos susijusios su nekilnojamu turtu. Jeigu tu turėjai praktikos įdomios, esi nupirkęs kažką tai įdomaus, esi įklimpęs į šūdą iki ausų, tai būtinai papasakok savo istoriją, pasidalink komentaruose. Jeigu patiko šitas video, aišku, palaikink. Jeigu nepatiko, tai disliking. Čia jau tavo teisė rinktis. Tai vat tos praktikos jos yra nemažai. Ir ateityje yra ruošiamos ten kelios serijos irgi apie tą nupirktą turtą. Ko galima tikėtis, kaip tas problemas išsispręsti. Ir jeigu matysiu, kad žmonėm ta tema yra įdomi, būtinai pafilmuosiu daugiau video. O dabar visi į darbus, lekiam tolyn ir sprendžiam svetimas problemas. Iki.